Istorinės technikos paroda Biržai 2013. Klubo klasika narys Klemensas Sakalauskas parodos dalyviams ne tik demonstravo retą automobilį Neš, pagamintą 1931 metais, bet ir senovinių patefonų gramofonų kolekciją. Šių muzikinių dėžučių garsai traukė lankytojus, o savininkas nuoširdžiai visus kvietė atvykti pamatyti daugiau tokių eksponatų į jo muziejų esantį Pinevoje, Panevėžio rajone. Mano hobis buvo įkurti muziejų. Aš rinkau ilgą laiką tuos muzikinius aparatus ir ne tik juos. Tai yra ten daug ko surinkta. Tai yra per 237 lygintuvus, visi skirtingi. Tai yra technikos traktoriai 3 senoviniai, Dering, Universal ir Fordson. Tai yra šiaip variklių tokių įvairiausių yra apie 30 vienetų. Iš technikos daug turiu. Tai va, ką mes čia atvežėm, tai tik tai dalį to muziejus. Ką čia matote, yra dalis to muziejaus eksponatų. Ten bus įdomiau, ten ir akmenys dubenėti ir daug kitokių dalykų yra. Iki pirmos laimės mums trūko automobilio, tik tai gero tokio. Tai vat mes turėjom bičiulį Amerikoje dirbantį, paprašėm jo, kad jis surastų ten, žodžiu, surado tokį. Ar tai paprasta yra? Ne taip paprasta, čia jau keletas metų atgal, dabar dar sunkiau yra. Tai čia buvo prieš kokią 5 metai, gal daugiau.